Prie KGB rūmų, dabar Lietuvos Vilniaus apygardos teismas. Taip simboliška. Ir KGB rūmai. Žiūrėkit, visas mūsų elitas daugiau ar mažiau priklausė KGB. Tačiau jie yra už patį save įslaptinį, tarkim, ar net mes žinom Vytautas Landsbergis, Dalia Grybauskaitė, nežinau, toliau, tarkim, galiu sęsti. Jie visi įsislaptinę KGBistai. Ar mums tai patinka, tarkim, klausimas? Ne. Klausimas nėra tame, negali būti ar patinka ar nepatinka. Tai buvo seniai ir taip toliau. Klausimas yra tame, ar viešai Lietuvos žmonių atsiprašėte ir pasakėte ir suvokėte, kad jūs suklydote, tai pasielgė. Jūsų atgailavimo nebuvo. O jeigu nebuvo atgailavimo, reiškia, jūs nematote savo klaidos. O jeigu klaidos nematote, tai reiškia, jūs ir dirbate toliau kažkam. KGB nebeliko, kai dirbote. Liko, viskas išliko. KGB yra kitoks pavadinimas ir dabar ne Tarybų sąjunga, o Rusija. Bet liko kitos pasaulio valstybės, kurios turi savo... Tačiau metodai valdymo jie nepasikeitė. Valdymo metodai nepasikeitė. Šantažas ir šantažas, tarkim. Ne, ir tas kaulai spintoje, taip sakant, ar ne? Bet užtat šitam kontekste aš galiu tik pakartoti, užsienio agentų įstatymas privalomas Lietuvoje. Užtat jie jo taip ir bijo. Nes šitas įstatymas turi būti taikomas ne tik informacinėje erdvėje, tiem melo skleidėjam, kurie sąmoningai skleidžia pagal užsienio nurodymus ir formuoja Lietuvos žmonių nuomonę, formuoja mąstymo ir veikimo algoritmus, kaip žmonės turėtų pasielgti, nes jiem jau realybė atimta ir dirbtinis pasaulis, kaip Gabrielius Landsbergis man pasakė, paralelinis pasaulis yra sukurtas. Tai nepakanka vien šito. Užsienio agentų įstatymas privalo veikti ir išieškoti užsienio agentus Lietuvos valdžios koridoriuose, Lietuvos Seime. Kai Seimo narys tiesiu tekstu prisistatė užsienio reikalų komiteto pirmininkas, aš kalbu apie Pavilionį, tiesiu tekstu pasako, aš esu Adenauerio ar Eizenhauerio fondo kūrinys. Čia viskas nuostabu ir puiku ir turiu ryšius su Amerikos kongresu, su lotynų mafijos atstovais. Ir po šito pasisakymo, kuris pavartojo žodį šaika, mano šaikoj ir Gabrielius Landsbergis, mano šaikoj ir Ingrida Šimonytė, jie neatsižadėjo savo šaikos nario. Tai vat šitiem išdavikam ir privalome pasakyti gana. Bet žiūrėkit, ar Lietuva netapo įkaitos, įkaitę visos šitos sistemos, nes kiek žinau, Landsbergis visą savo politinį gyvenimą jisai svajojo sunaikinti Rusiją ir 30 metų rusai mus puolė, nekaip užpuolė, tačiau ta neapykanta rusam yra mums skiepyta kraujuje, tarkim, ne? Ar tai nėra, vat, būtent, tarkim, to pasekmė, to, kad mūsų patriarcho užpakalis ir laikomas tos pačios plaukuotos rankos, KGB, tarkim. Prieš perdodama žodį Mažvydui, aš pasakysiu truputį kitaip. Aš manau, kad šitą kortą senasis Landsbergis ir jo klika naudojo savo asmeniniam interesam. Gazdinti Rusijos grėsmę, skaldyti ir valdyti. Savo grėsmę, savo asmeninio intereso pagrindu, savo asmeninės naudos pagrindu. Gazdinti Rusiją, kuri buvo 5. pasaulio šalis, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę, kai Amerika pripažino 45. Mažvydai. Užsienio agentų įstatymas iš tikrųjų pati didžiausia rykštė, kurios bijo mūsų visa žiniasklaidos, sakykim taip, visuomenė, politikai ir fondai ir visa kita. Mes žinom, kad 30 metų mūsų, sakykim, visuomeninės organizacijas remia Sorošo fondai ir visi kiti. Ir užsienio agentų įstatymas yra visose demokratinėse
beveik visose valstybėse. Izraelis, Amerika. Slovėnija, Amerika pirmoje 100 metų jau turi užsienio agentų įstatymą, bet kažkodėl mums sako, va, žiūrėkit, čia rusiškas yra įstatymas. Modelis. O Visa tai yra viena iš esminių, sakykime, tai sąlygų, kad žmonės žinotų, kas remia tuos žmonės, kurie mums skleidžia tą propagandą. Mes iki šiol... tai nėra taip baisu, tarkim, kad tu prisipažįsti, pavyzdžiui, Delfi prisipažįsta, mes esam užsienio kapitalo įmonė, esam užsienio agentas ir dėl to mums nieks mūsų, taip sakant, neskriaus, tarkim, kad mes esam tarsi. Bet yra vienas kabliukas. Tai turi būti publikuojama pastoviai ir Lietuvos žmonės tą Turi žinoti, perskaito. tarkim, taip. Mhm. Aha, čia užsienio išlaikomas kanalas. Pavyzdžiui, Amerikos kongreso išlaikomas laisvoji radijo stotis, Amerikos balsas ir taip toliau. Šitą propagandinį kanalą, jo medžiagą skleidžia LRT, Lietuvos visuomeninė televizija, nors tos žinios Amerikos žmonėm perteikti negalima, nes tai yra propaganda. Ir šito, ką mums skleidžia, yra draudžiama skleisti, ką mums skelbia LRT, Amerikos propagandinio kanalo žinia, yra draudžiama skelbti Amerikoje, nes ten yra klaidinanti informacija. Ir užsienio agentų, pagal užsienio agentų įstatymą, visom šitom užsienio agentų žiniasklaidos priemonėm, visuomeniniam organizacijom turėtų būti draudžiama dalyvauti politiniuose procesuose, rinkiminiuose procesuose. Šiai dienai jie valdo rinkiminius procesus, taip neturėtų būti. Ir dar kadangi apie rinkimus pakalbėjom, vyriausia rinkimų komisija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Kodėl? Todėl, kad jie organizuoja nelygiateisius, o tokiu atveju neteisėtus rinkimus tiek prezidento, tiek Seimo. Ir šita komisija tiesiogiai laužo Lietuvos konstituciją, reikalaudama cenzūros, įvedinėdama cenzūros dėl Lietuvos prezidento programos. Tai užsienio agentų įstatymas turi prisiminti irgi, turi apriepti ir Lietuvos valdžios institucijas veikiančios užsienio naudai. Dėkui.